Mažos, ne. Aš manau, kad ne. Ar supratom? Ne. Aišku, vaikai Vaikystė lakstėm, mūsų. bėgiojom ir buvom visai laimingi. Vaikystė mūsų buvo tikrai laiminga. Jo, labai gera vaikystė. Nieko mes nejutome, nes mes nežinojom, kaip yra, kad yra kažkur geriau. Mano tėvai visada buvo darbe ir aš galvodavau, aš esu labai nelaiminga, nes neturiu močiutės. Ir aš klausdavau tėvų, o tai kur mano močiutė? Ir mama sakydavo labai labai toli. Viena Sibire, išvežta po Antro pasaulinio karo, kaip tremtinė, o kita močiutė buvo pabėgėlė, pasitraukė ir gyveno Amerikoje. Ir aš žinojau, kad tai didelė netektis ir aš žinojau, kad gyvenime kažkas yra negerai. Ir jausmas, kad yra kažkas vis tik negerai, jautė daugybė vaikų. Beveik iš kiekvienos šeimos kažkas tai buvo arba žuvę kare, arba išvežti į Sibirą, arba bėgo nuo sovietinių represijų į užsienį, Vokietiją ir vėliau į Ameriką. Mes galvojom, kad gyvenime kažkas vyksta be to, ką mes čia matom, kažkas yra daugiau, ko mes nesuprantam. Nes tėvai nepasakojo apie okupaciją. Mano mama, pavyzdžiui, buvo mokytoja ir jau buvo kitoj fronto linijoje. Jinai dirbo ideologinį darbą. Ir jinai negalėjo, ir aš manau, buvo jai pasakyta, nepasakoti nieko, nei šeimoje, nei mokykloje, apie tai, kas buvo iki karo, per karą ir po karo. Ir buvo toks jausmas, kad mes, kaip ką tik iškeptos bulkutės, labai viskas šviežia, nauja, praeities nėra, yra dabartis, o ateitis irgi kažkokia neaiški, nes mums kaip sakydavo, jūs galėsite būti kaip vaikai, ko norit. Ir mes lakstom po kiemą ir taip sakom, vienas aš būsiu kosmonautas, kitas aš būsiu daktaras, o aš apvažiuosiu kažką tai didelio reikšmingo padarysim. Mes taip įsivaizdavom savo ateitį, bet jautėm,